Pilnametystę šiemet švenčianti, jau 18 sezoną gyvuojanti Sostinės krepšinio lyga iškilmingai atidarė naująjį 2013-2014 metų krepšinio sezoną. Naktinėme klube Gliuk susirinkę krepšinio mėgėjai liko maloniai nustebinti, mat lyga artėjantį sezoną keisis iš pagrindų. Pasikeitęs lygos logotipas, elektroninės licenzijos, atnaujintas interneto svetainės dizainas ir išgrynintas vardas. Nuo šiol Sostinės krepšinio lygos neleis sumaišyti su jokia kita miesto krepšinio lyga. Entuziazmo kovoms suteiks ir naujasis lygos generalinis rėmėjas, didžiausia plastiko produkcijos gamintoja Baltijos šalyse AB Plasta, kuri krepšinio kokybės kartelę kilstels dar aukščiau. Aš iš tikrųjų norėčiau visiems palinkėti, kad tas sezonas būtų be ir tas krepšinis, kurį visi žaisite, kad būtų labai linksmas, kad tai nebūtų prievolė kažkokia tai ar darbas, o visi išeitumėte į aikštelę pasidžiaugti ir tikrai atsipalaidavę visi žaistumėte. Tam krepšinis reikalingas. O mes tikrai pažadame, kad stengsimės pagal savo galimybės ilgai susidraugauti su krepšinio lyga. Sostinės krepšinio lygos partnerių gretas taip pat papildė sportinio aprangų gamintoja Rind, padėsinti komandoms su nuolaida įsigyti ekipų marškinėlių komplektus. 15% nuolaida lygos dalyviams suteiks vienas geriausių sporto klubų Vilniuje – VC Fitness, o sporto kovas ir įvykius nušvies naujas informacinis partneris – 15 minučių. Šiame sezone Vilniaus krepšinio sąjungos vairą iš ilgamečio direktoriaus Alekso Makulavičiaus perėmęs Edvinas Kasulaitis pažadėjo, kad lyga taps dar modernesnė. Dar viena naujovė. Šiemet mėginsime sukurti programėlę išmaniajam telefonui, tai pagrindiniai dalykai, kurie tenai bus, tai tvarkaraštis ir rezultatai. Manau, tai yra svarbiausia kiekvienai komandai, kiekvienam žaidėjui, kad po rungtynių su komanda atėję į alaus barą galėtumėt iškart užsikrauti savo statistiką ir girtis, kiek įmetėt ar tritaškių ar padarėt klaidų. Tai manau, čia irgi bus žingsnis modernumo ir tobulėjimo link. Pristatė naujojo sezono gairės. Lygos vadovai kaip įprastai ištraukė B ir C lygų grupių varžybų burtus, o po jų komandų delegacijos galėjo pasivaržyti sportinėme protų mūšyje. 6 komandų turnyre geriausiai pasirodė C lygos vicečempionai SK Ferimstos vyrai, kurie iškovojo antrąją vietą. Neaplenkiami buvo kuršėniškiai. Jiems atiteko SKL įsteigtas prizas Molten GG7 kamuolys, su kuriuo šiuo metu žaidžiama aukščiausio lygio varžybose.